Birželio 17–23 dienos savaitės horoskopas. Gilių jausmų savaitė. Jos dienomis, kaip į jūros bangas, norėsis panirti į savo sielos gelmes, išgyvenant gilius draugystės ir meilės jausmus. Ir tam ypač palankes aplinkybės kurs Venera ir Merkurijus pradėję keliauti Vėžio ženklu. Jau pirmosiomis savaitės dienomis Venera ir Merkurijui perėjus į Vėžio ženklą, darbuose sieksite stabilumo. Norėsis kuo daugiau savo laiko skirti ir artimiesiems, ypač mažiesiems šeimos nariams, pasirūpinti jų turiningomis atostogomis. Savaitės viduryje mėnulio pilnatis Šaulio ženkle stiprins emocijas ir jausmus, o kai kam suteiks progą perkrauti tarpusavio santykius. Penktadienį birželio 21 virsmo metas. Saulė pereis iš Dvynių į Vėžio ženklą, o laukiant šventiškos rasų nakties, Merkurijus susijungs su Varšija Vėžio ženkle, kurdamas aplinkybės draugų susibūrimams, palankes ir ketinantiems sukurti šeimą. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Energinga, permaininga kaip šią vasarą oras savaitė. Jos dienomis jūsų ženklui judant Chironui ir kylančiam mazgui sieksite greitų rezultatų, tačiau opozicinėme ženkle judantis nusileidęs mazgas rodys kliūtis, kurias siekiant tikslų reikės savo kelyje įveikti. Savaitės pradžia jums palanki komandiruotėms, kontaktų su užsieniu paieškai bei partnerystės kūrimui. Venera ir Merkurijui įžengus į Vėžio ženklą santykiuose sieksite stabilumo. Mėnulio pilnaties ritmai Šaulio ženkle savaitės viduryje sustiprins kelionių troškulį, o kartu į pirmą planą kels ir partnerystės bendradarbiavimo tikslus. Juos įgyvendinti jums palankus ketvirtadienis, kuris tiktų dalykiniams pažintims, darbo pokalbiams bei susitikimams, kūrybinių idėjų realizacijai. Penktadienį Saulei perėjus iš Dvynių į Vėžio ženklą, dažniau į pirmą planą kils ir šeimai aktualūs klausimai. Tai laikas namų pertvarkai, atsisakymui to, kas nebereikalinga, naujovių gerinančių buitį įgyvendinimui. Šią ir šeštadienio dienomis norėsis daugiau dėmesio skirti savo artimiesiems, gražinti ir puoselėti savo namus. O būsima joninių naktis suteiks progą seniai matytų bičiulių susitikimui. Daug džiaugsmo akimirkų jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Materialaus pagrindo klojimo bei stiprinimo savaitė. Jos dienomis klokite savo ateities pamatus. Ypač daug nuveikti galėsite buitiniuose reikaluose. Šios savaitės dienomis ieškokite ne vien bendraminčių, bet būtent tų, kurie galėtų jums konkrečiai šios reikalus sprendžiant padėti. Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui perėjus į Vėžio ženklą norėsis ne tik darbuose, bet ir namuose stiprinti gražius tarpusavio ryšius, kurti jaukumą ir harmoniją. Savaitės viduryje mėnulio pilnaties ritmai skatins atskleisti kūrybines galias, o kartu gali padidinti jautrumą aplinkos įvykiams, sustiprinti emocijas bendraujant.
Tad šiomis dienomis ypač svarbiu bus vidinis balansas. Ketvirtadienį skirkite naujų planų kūrimui, idėjų generavimui, o penktadienį, birželio 21, Saulė iškeliavus iš Dvynių į Vėžio ženklą, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti šeimos reikalams. Tai metas, kai pagaliau galėsite išspręsti ir ilgiau atidėliotus buitinius klausimus. Šeštadienis šaunus išvykoms, kelionėms, o sekmadienis ruošiantis rasų šventei puikus bendraminčių susitikimams. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Dvynių ženklu. Savaitė galinti priminti simfoninio orkestro koncertą. Jos dienomis svarbus bus visų instrumentų muzikantai, tad laimės tie, kurie gebės jų pastangas suderinti. Ir tam palanki jums jau savaitės pradžia. O namuose Venerai ir Merkurijui perėjus iš jūsų į Vėžio ženklą, norėsis koncentruotis į šeimos reikalus, stiprinti gražius tarpusavio ryšius, gražinti aplinką ir namus. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai jums opoziciniame Šaulio ženkle gali įsiūbuoti jūsų emocijas ir jausmus. Šią dieną patartina vengti nesusikalbėjimo, nesutarimų, kritikos, bendraujant ieškoti kompromiso. O su mylimu žmogumi kartu kurti ir stiprinti draugystės ir meilės ryšius. Ketvirtadienį palanku pabaigti svarbiausius darbus bei projektus, o penktadienį Saulė iškeliaus iš jūsų į Vėžio ženklą, suteikdama daugiau ramybės, stiprindama atostoginės nuotaikas, norą kurti kelionių planus. Jų įgyvendinimui šaunus šis šeštadienis, o sekmadienį prisiminkite gražias tradicijas, ruoškitės joninių šventei. Kūrybingos jums šios savaitės. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė galinti priminti plaukimą Baidare upe. Jos dienomis svarbu bus numatyti, kur link neša jūs gyvenimo upės srovė, įvertinti plaukimo greitį, o kartu stebėti ir kas vyksta krantuose. Tam palankios jums jau pirmosios savaitės dienos Venerai ir Merkurijui įžengus į jūsų ženklą. Jos jums ypatingos draugystė ir meiliai, palankios norintiems kurti šeimą. O savaitės viduryje prasidėjusi Mėnulio pilnatis padės atskleisti gabumus bei talentus, išryškins intuiciją, lyderystės siekius. Ketvirtadienis jums dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, kolektyviniai veiklai. Penktadienį į jūsų ženklą atkeliavus Saulei norėsis kuo daugiau dėmesio skirti šeimos nariams, harmoningų tarpusavio santykių stiprinimui, jaukumo namuose kūrimui. Šeštadienis šaunus norintiems pasidžiaugti gamta, pasidarbuoti sode ar pailsėti prie jūros. O sekmadienis Merkurijui susijungus su Vakšyje jūsų ženkle džiugins magiška naktimi, taip pat gražiomis tradicijomis. Nuotaikingos jums šios savaitės. Gimusiems po Liūto ženklu. Pažinčių ir susitikimų savaitė. Jos dienomis, kol dar Saulė keliauja Dvynių ženklu, ieškokite bendraminčių ir partnerių, kurkite naujus verslo ryšius. O kartu astrologiniai ritmai skatins atverti širdį dvasinėms vertybėms, kurti ir stiprinti gražius tarpusavio santykius. Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui įžengus į Vėžio ženklą
Norėsis kuo daugiau dėmesio skirti ne tik darbams, bet ir artimiesiems, pasirūpinti mažųjų kūrybingų laisvalaikių. Savaitės viduryje prasidėjusi Mėnulio pilnatis Šaulio ženkle stiprins kolektyvines pastangas. Darbe skatins suburti bendraminčių komandą. Ketvirtadienis šaunus kolektyvinių sprendimų paieškoms, projektų vystymui bei tęstinumui. O penktadienį, birželio 21, Saulei perėjus į Vėžio ženklą, tarp darbų dažniau norėsis atrasti vidinę ramybę bei gyvenimo pilnatvę. Savaitgalį planuokite nuotaikingą, tai puikus metas išvykoms, ekskursijoms, renginiams, susitikimams, o sekmadienio naktis tegu pradžiugins jūs magišką rasų šventės nuotaiką. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Mergelės ženklu. Gilių jausmų ir įžvalgų savaitė. Jos dienos džiugins darbuose naujomis galimybėmis ir pasiūlymais, o kai kada ragins susimąstyti apie gyvenimo prasmę, norus bei tikslus. Jau savaitės pradžioje Merkurijui ir Venerai perėjus į Vėžio ženklą norėsis gilintis į būties klausimus, atrasti vidinę tiesą, įsiklausyti, ką pataria intuicija. Tam palankus jums ir birželio 19 prasidėjęs Mėnulio pilnaties metas, kuris šaunus jūsų gabumų ir talentų atskleidimui, kūrybiniams sumanymams. Ketvirtadienį palanku pabaiginėti anksčiau pradėtuosius darbus, o taip pat kurti ateities planus, išsikelti siektinus tikslus. O penktadienį, birželio 21, Saulei perėjus į Vėžio ženklą, norėsis kuo daugiau savo dėmesio skirti artimiesiems bei namų reikalams. Būsite linkę vertinti tradicijas ir dvasinės vertybės. Šeštadienį daugiau laiko skirkite sportui, aktyviai fiziniai veiklai, o sekmadienį šaunus seniai matytų bičiulių susitikimui, įdomiems renginiams. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė, kai norėsis įkvėpti kuo daugiau vasaros nuotaikos ir energijos, pajausti gyvenimo džiaugsmą, o įgavus jėgų užbaigti pradėtuosius projektus. Savaitės pradžioje iš Dvynių ženklo į Vėžio perėjus Venerai ir Merkurijui dažniau prisiminkite ne tik darbinius, bet ir namams svarbius reikalus. Savaitės viduryje Mėnulio pilnatis Šaulio ženkle gali stiprinti emocijas, išryškinti būtinybę savo sprendimus ir veiksmus derinti su kolektyvu. Jūsų ženklu keliaujant nusileidusiam mazgui šią ir ketvirtadienio dienomis dažniau gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtųjų darbų ir projektų. Penktadienį Saulei perėjus iš Dvynių į Vėžio ženklą tinkamas metas prisiminti jau išbandytus kelius. O savaitgalį pabuvokite naujose, įdomiose vietose, patirkite puikių įspūdžių. Juolab, kad sekmadienio naktį rasų šventė suteiks tam puikių progų. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Stiprių patyrimų savaitė. Jos dienomis kai kada panirsite į pačią jausmų bei patyrimų gelmę. Jei mylėsite, tai visa širdimi, o jei pyksite, tai ir labai nuoširdžiai. Stengsitės aiškiau matyti situacijas, suvokti reiškinių priežastis.
Tam palankios jums jau pirmosios savaitės dienos Venerai ir Merkurijui įžengus į Vėžio ženklą. Jomis pagrindinį dėmesį skirkite ne tik veikloms, bet ir artimiesiems bei namams. Mėnulio pilnaties ritmai savaitės viduryje stiprins emocijas, o kartu ir intuiciją, išryškins jūsų gabumus. Ketvirtadienis šaunus dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, o penktadienį Saulei prisijungus prie Veneros ir Merkurijaus Vėžio ženkle gilių patyrimų ir įžvalgų metas. Paskutinės šios savaitės dienos jums romantiškas laikas. Jos puikios draugystės ir meilės stiprinimui, o taip pat tiktų išvykoms bei renginiams. Juolab, kad sekmadienį Merkurijus susijungs su Vakšyje Vėžio ženkle, suteikdamas rasų šventei ypatingą mistiką. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Kontrastų kupina savaitė. Ji kai kada galės priminti kontrastingą dušą. Vienomis jos dienomis patartina neskubėti, savo tolesnius žingsnius rūpestingai apgalvoti, jiems pasiruošti, o kitomis pajutę vasarinės energijos antplūdį galėsite ypač daug nuveikti. Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui iškeliavus iš jums opozicinio dvynių į Vėžio ženklą, palankiau darbuose spręsti tiek partnerystės, tiek ir finansų valdymo problemas. Trečiadienį, birželio 19, Mėnulio pilnaties ritmai jūsų ženkle kūrybinių idėjų generavimui, o kai kam ši diena bus palanki trokštant šeimos pagausėjimo. Ketvirtadienį užtikrintai žingsneliais judėkite į priekį, imdamiesi darbinių klausimų kaip gabaliukai suraikyto pyrago. Po vieną. Svarbius darbo pokyčių klausimus spręskite šį penktadienį, Saulei perėjus iš jums opozicinio į Vėžio ženklą. Ši diena tiktų ir bendraminčių komandos subūrimui. O savaitgalį kurkite kūrybingai ir įdomu. Šeštadienis šaunus iškyloms, o sekmadienis puikus rasų šventės renginiams. Nuotaikingos jums savaitės. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Išvykų ir kelionių savaitė. Jos dienoms tiktų posakis gyvenu, kai judu. Greitiems sprendimams, svarbiems pasirinkimams ypač palankios jums šios savaitės pirmosios dienos. Saulei dar keliaujant dvynių ženklų. Savaitės pradžioje Venerai ir Merkurijui perėjus jums opozicinį Vėžio ženklą, planuokite būsimas atostogų išvykas ir keliones. Likusiems darbuose patartina ieškant tinkamų sprendimų derinti logiką ir jausmus. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai Šaulio ženkle ragins didesnį dėmesį skirti sveikatos ir imuniteto stiprinimui, gero emocinio klimato namuose kūrimui. Ketvirtadienis tiktų buitinių remonto statybų darbų užbaigimui, o penktadienį Saulė įžengusi jums opozicinį Vėžio ženklą patartina neapsikrauti per dideliu darbų krūviu, juos derinti su aktyviu poilsiu ir mėgstama veikla. Šeštadienį būkite atviri draugų pasiūlymams, o ir sekmadienio magiška joninių naktis galės suteikti jums daug neišdildomų įspūdžių. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Įdomių permainų savaitė. Jos dienomis Saulei dar keliaujant dvynių ženklų gyvenimas kaip išradingas magas ras ko jūs nustebinti. Ir nors Plutono viešnagė jūsų ženkle gali pakoreguoti jūsų planus,
Išradingumas bei gebėjimas pažvelgti į situacijas naujų kampų padės rasti tinkamiausias išeitis. Ir tokios gali būti jums jau pirmosios šios savaitės dienos. Beje, Venerai ir Merkurijui atkeliavus į Vėžio ženklą, dažniau pasiilgsite ne tik veiklos, išvykų bei kelionių, bet ir vidinės ramybės bei poilsio. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai Šaulio ženkle atkreips jūsų dėmesį ir į buvusias problemas, skatins rinktis kolektyvinius sprendimus. Šią ir ketvirtadienio dienomis patartina įsiklausyti į artimųjų, draugų ir kolegų patarimus. O ketvirtadienį jums tiktų posakis: mažiau gali būti daugiau. Penktadienį Saulė iškeliavus iš Dvynių į Vėžio ženklą, darbų tempas gali kiek palėtėti. Koncentruokitės į šeimai aktualius klausimus, ypač į mažųjų turiningą laisvalaikį. Šeštadienį puiku būtų pakeisti aplinką, o sekmadienis džiugins magiškos rasų nakties renginiais. Šaunių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Bangavimų jūrą primenanti savaitė. Jos dienos kai kada primins jos potvynius ir atoslūgius, ragins į gyvenimą žvelgti filosofiškai, atrasti vidinę ramybę ir harmoniją. Tokioms įžvalgoms palanki jau šios savaitės pradžia, į Vėžio ženklą atkeliavus Venerai ir Merkurijui. Savaitės vidurys Mėnulio pilnaties įtakoje gali pasižymėti emocijų bangomis. Į paviršių gali išplaukti buvę nusivylimai, nuoskaudos, tarpusavio santykių iki galo neišspręsti klausimai. Pažvelkite į juos naujų išmintingų žvilgsnių, paieškokite sprendimų kartu. Ketvirtadienis tiktų pradėtųjų darbų bei projektų užbaigimui. O penktadienį Saulei pradėjus kelionę Vėžio ženklu, norėsis kuo daugiau dėmesio skirti mylimiems žmonėms ir savo namams. Šiuo metu lengviau rasite ir vidinę ramybę. Savaitgalis pasižymės giliais jausmais bei patyrimais. Jo dienos šaunios draugų susibūrimui, nuotaikingiems renginiams. Merkurijui susijungus su Varšija Vėžio ženkle tinkamas metas ir siekiantiems asmeninių permainų. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę.